gyvena jūsų jaunesni proseneliai, jaunesni seneliai. Tai šiandien jūs turėsite pabandyti visgi iššokti laiko mašiną, atsukti laiką kokį 100 metų atgal ir pabandyti įsivaizduoti, kaip buvo žmonių gyvenama. Na ir mūsų vienas iš tokių pagrindinių tikslų pakalbėti apie tai, kokią padėtį šeimoje visuomenėje užėmė moteris. Ir kiek jinai buvo svarbi, kiek jinai buvo reikalinga. Ir noriu paklausti kartu, ar jūsų šeimose, namuose šiandien šiais laikais yra kažkokia padalinta, kokius darbus dirba moteris, o kokios vyrai? Ar yra? Šiek tiek. Ar labai griežtai ir šiek tiek? Šiek tiek. Šiek tiek, ar ne? Valgys padaro ir mama tėtis, ar ne? Ir vyrukam irgi tenka kartais pasidaryti valgys, ar būna tai? Visai būna tau kraiti, todėl, kad jinai ištekėdama į vyro namus, turėdavo atsivežti, na ką, vieną tokią skrynę, kaip būtų gal menkai. Skrynės prikrautas kraičio. Ar suprantat, kas tas kraitis yra? Kas tai yra? Tai va čia mes turime pačią seniausią, gal čia būtų seniausią kraičių skrynės prototipas, tas mūsų darbiškai vadina bunkla, pintinė tokia, į kurią taip pat buvo galima krauti kraičius, o čia turi kitą kraičių bilį, jis irgi yra kraičių skrynės prototipas, ir čia labai gražiai tas kraitis ir sukrautas. Vadinasi, priaust reikėdavo ir kad turėtų pati apsirengti puos pasisiūti, kad vyrą galėtų rengti ir dar tekėdama dovanom visus giminės apdovanos vyro. Ir tie audiniai būdavo čia pasižiūrėti mūsų marškiniam, taip vadinami suomenis. Gal esat atsimenat, kaip atmes skaitėt apie laumės, kad laumės palikdavo prie vandens ir laumės už tai atsidėkodamos palikdavo tai suomenį, tai rankovės gabalą ir jums gal nelabai būdavo aišku, ką tas reiškia. Suomenį, tai vat tokio plokščio drobė būdavo audžiama, tas pagrindinis drobės audinys. Mes matom sukamą tokį storą labai siūlą, papulinį, kai mes nueisim nepačią, parodysiu, aš kaip atrodo marškiniai, kuriuose panaudotas ir papulinis audinys. Nes vyno įsikimas nuomos nesaulės tekėjimo iki laidos, koks šviesu, kiek tai gali, sakykim, ta pagrindinė audėja, jinai galėdavo kitų darbų nedirbti, kad tai kuo daugiau priaustų. Ir tą kraitį sau įsitraukti. Na, o dar reikia žinot, kad yra ir namie, sakykim, žmonių, vyrų ir reikėjo, ne? Tai va, daugimas būdavo vienas pagrindinių darbų, kad nemokėti augti, ir buvo, na, kaip pasakyti, pasmerkimas, nesusirasti vyrų. Ir kraičių skrynės, netgi kai nesdavo į vyro namus, jos rodydavo, ar mergina tikrai daug ten pridėjus kraičių ar ne, sunku jas nešti ar ne. Tai pasitaikydavo tokių, kurios būdavo ilgesnės, kad tada bent jau akmenų įdėdavo po tom drobėm, kad nebūtų gėda prieš tą giminę, į kurią jos atvažiuoja. Na gerai, tai dabar mes žinom, kad prisiaus, susikraus kraitį ir pagalvosim, kokios namus jinai galėtų atvažiuoti. Na va. Jūs sakėt, kad žiūrėtumėt rinkdamiesi žmoną, ar jinai yra graži. Kai važiuodavo į pirklius, labai svarbu būdavo pasižiūrėti, ogi iš kokių jinai namų. Ir kaip atrodo jos kiemas, kaip atrodo sodyba, ar jinai tvarkinga, ar pastatai neapgriuvę, tai tada bus aišku, kokią jinai dalį galės atsinešti. Nes tekėdama ne tik skrynias prikraudavo, suderėdavo jai tekant ir dėl to, kokį gyvulių kiekį atsives, kiek pinigai duos dalies, nes negalėdavo ateiti į ūkį be nieko. Tai mes va turim čia tradicinį aukštaitiškai. Tai jos pačios noras tekėti buvo pačioj paskutiniai vietai. Dėl to pirmiausia susitardavo tėvai. Jeigu tėvams atrodo, kad tinka, jaunosios tėvams jauno ūkis pakankamai geras, ir trobos gražios, ir laukai gražus, ir mato, kad jisai galės išlaikyti žmoną, o jaunykio tėvams martai pasirodo, kad jinai ir darbšti turėtų būti ir namai tvarkinga, vadinasi, jie tarpusavy susitars. Ir visiškai nesvarbu, kad jaunykiui gal 40, o gal 52, o jaunai viso labo vos 20. Taigi, gerai.
Ai, jie tokia, jie mažai tai dirba, jau nesvarbu. Tai paklodė labai būdavo taip, kad netgi eidavo iš kartos į kartą. Ta paklodė, kurią paklodavo dukrai mama, jinai dukra vėl pasidėdavo, kad atiduotų savo dukrai, nes jinai kaip ir linkėjo ta pati paklodė, jos tos buvimas, tai pirmai naktį paklodus tą giminės tęstinumą. Tai vat jokiam svečiui, niekam kitam tos pirmavysio lovos paklodės ir neklodavo. Dabar jeigu pasižiūrėtumėt į pagalbę, jos irgi puošdavo iš tikrųjų labai ir kambarį, ar neturėjo atrodyti gražiai štai paklotą lovą. Iš tikrųjų, pagalbių tie ataudai irgi duoda turi simbolikos. Pasižiūrėkime, yra arba paukščiai, tai povai čia vadinami, povės galėtumėm sakyti, ir gaidžiai, bet jie yra poromis, arba žvaigždės. Tai yra labai gražiai vieno etnologo rašyta, kad tas jaunųjų pirmosios nakties atsigulimas į lovą, tai yra tarsi gyvybės medžio pakartojimas. Kojos siekia žemę, o galva yra danguje. Tai va, taip jie užauga iki to gyvybės medžio. Ir todėl vienas pagrindinių pagalbių uždarių puošybos elementų yra žvaigždės. Taip lyg galvą su dangų siektum. Tai va, ir būtent toj pirmos nakties lovai turėdavo įstas vadinamas kosminis aktas. Visą tai būdavo labai smarkiai sureikšminama. Dabar viskas yra supaprastinama, suvulgarinama. Dabar jau, kaip pasakyti, reta, kuri pora gulasi vestuvių naktį į lovą pirmą kartą, jūs nesijuoksit iš to, bet iš tikrųjų prieš 100 metų tai būdavo labai šventas tas paguldymas jaunųjų į lovą, linkint jiems, kad iš tiesų viskas gyvenime sektųsi ir kad vaikų turėtų, ir kad jie ūkį perimtų, ir kad jie gražūs užaugtų, ir nors iš tiesų gimdavo tais laikais tų vaikų gana daug, žinot, kad užaugdavo toli gražu ne visi. Yra taip, kad, sakykime, moteris pagimdė net kokius 12 vaikų, na, geriausiu atveju kokie 5 užaugo. Mano močiutės 17 buvo. Močiutės 17 vaikų. Bet irgi ne visi užaugo. Tai va. Na ir dar atkreipti dėmesį, sakiau, kad į tą kraičių skrynę sukraunama labai daug. Tai ir tai, kas puošia namus, kas gali pradžiuginti svečią, tai yra staltiesė, kurią klodavo irgi ant stalo, svečio laukas. Lenktas dangtis skryniai jau buvo žavęs kitą vardą. Skrynios lenktais dangčiais pas mus labai populiarios ir jos vadinamos kuparai. Tai va tas kuparas, jisai iš Pakelio krašto gautas labai įdomus. Jame yra net 3 gyvybės medžiai ir beveik niekur nėra matyti tokio simbolio kaip liūtas. Nežinau, ar jūs atpažintumėte tą liūtą. Nėra iš čia nupieštas kažinkoks, taip, bet jisai yra ant vienos šakos tupi liūtas, ant kitos povas. Na ir gandras ant kito mažesnio gyvybės medžio. Ir jeigu ta skrynia kuo tolyn mato tuo gražesnė, tai todėl, kad paprasti žmonės dairėsi į tai, kas darėsi dvare, į dvaro baldus, na ir nagingesni meistrai, paskui pradėjo jau kopijuoti tai, kas buvo matoma dvare. Tai pavyzdžiui, šita skrynė jau labai nebepanašiai skrynė, jau atrodo, kad čia yra kažkoks dvaro baldas, nors tai yra ta pati kraičio skrynė, na, o čia jau labai panašu netgi komoda, kur visi stalčiai atsidaro, dėja čia yra irgi tikrai čia skrynia, atsidaro vienintelis apatinis stalčius, o čia atsiveria dangtis ir vėlgi lygiai taip pat galima viskas sudėti skrynią. Na, labai įdomu, kad tose kraičių skryniuose būdavo net ir tokių paslaptingų užkabarių, tokių sekrečiukų. Tai mes, kai pamatysim mažesnę skrynelę kariavant, aš papasakosiu vieną. Vat būdavo viduj toks stalčiukėlis, kur galėdavai pasidėti menkesnius daiktus, nosinėlės susidėdavo, kokias turėdavo, ar ten ražančių, ar maldaknygę. Na ir man teko matyti vieną skrynę, kurio irgi yra šitas mažutis tas toks lyg ir sekretukas, o pasirodo paslaptis didžioji ne čia. Pasirodo, kad atsidaro dar ir apačioj, va čia ta lentutė atsitraukia ir va ten tokio platumo ertmė ir šitoks pundas rusiškų carinių rublių užsilikęs. Tai vat, gali būti, kad galbūt tas šeimininkas buvo pakankamai skupus ir jisai
slėpė, kaupė visam gyvenimui, paskui neparodė, nepasakė, niekam neatidavė ir tie pinigai taip ir nebuvo panaudoti, jie paseno, jie liko tik tai muziejinė vertybė. Na gerai, tai dabar šnekėjom apie merginą, apie mergaitę. Ar atsimenat, nuo kelių metų mergaitės į stakles sėstumėt ir pradėtumėt ruoštis nuotakomis? 9 mėnesių. Būtinai 14. Ir dargi būdavo, kad kita jau 15 ar 16 netgi būdavo ištekinama. Ypatingai mamos tekindavo kuo greičiau labai gražias mergaitės. Todėl, kad bijodavo, kad neduok Dieve, kad nors negero jau nenutiktų, tai pačias gražiausias tekindavo labai anksti, kad tik greičiau atiduos vyrui į rankas ir kad tik tai man nebūtų su jie bėdos. Nes didžiausia bėda ir didžiausia nelaimė būdavo, jeigu neduok Dieve, mergina parneša namo vaikelį neištekėjusi. Tai vadinasi, jeigu labai gražios, turėdavo tekėti labai anksti. Nori to ar nenori. Ir tas jaunikis nesvarbu irgi kiek metų turi. Ar 30, ar 40, ar visą 50. Tai va dabar mes matom merginos netekėjusios drabužiai. Dabar mes, sakykim, ar tai mergina, ar tai moteris, dar turėjom tokią tradiciją atpažinti pagal pavardę. Taip, lietuviai vieninteliai be neturi tokią, bet iš tiesų kalpokas tai yra pamergės galvos papuošalas. Jūs matot nuotraukoje netgi pamergės besipuošiantis vestuvėms dedantis, kitokius kalpokus dirbtinėms gėlėm iškaišytus. Taip, matot, ir mes turim vieną pintinį, irgi labai gražų kalpoką. Na ir čia kai kurios detalės drabužio tautinio, čia kėdavo irgi apsipuošusios pačiais gražiausiais baltiniais, pačia gražiausia liemene. Na ir čia mes jau matom pavaizduotą ištekėjusią moterį. O čia matom marčios nuometėlį. Ištekėjusios moters galva puošia nuometas, galvos apdaras, o čia yra nuometėlis. Dabar pabandysiu jums papasakoti iš viso, kokią prasmę turi tas galvos dengimas. Ištekėjusiai moteriai jau nebebuvo svarbios kasos. Jau tas grožis nebesvarbus. Jinai turi ruoštis motinystei. Ir visas akcentas yra tai, kad jinai turi tapti motina, kad jinai turi tęsti šitą giminę. Ir tokiu atveju netgi dainose yra girdima, kad kasos verkiant nukerpamos. Skrynia padedama, sienai kabėste mane virdystė. Na, aišku, niekas neliepdavo būtinai jas nukirpti, bet jos jau tada būdavo paslėpiamos, jų nebebūdavo matyti. Dabar nuometėlis ir nuometas. Koks yra skirtumas? Iš tikrųjų, jau 20 amžiaus pradžioje gal nebesijautė to skirtumo, tačiau dar jeigu šimtmetį atmestumėm, nuometėlis buvo marčios galvos apdangalas. Ką reiškia vaikai marti? Ar esate įsiklausę tą žodį? Kas yra marti? Marti tai yra ta, kuri nuteka. Taip. Ir ta marti, mes ir dabar įpratę sakyti, ano marti, to marti. Iš tikrųjų, marti būdavo tol, kol jinai tapdavo mama arba motina. Marti pats žodis, ar esate įsiklausę, su kokiu žodžiu asocijuotis? Su mirti. Marti yra mirimo stadijoje. Vyram būdavo viskas paprasčiau, o moteris turėdavo pereiti mirimą ir gimimą. Žemai čia ir sako, turi 5 vakus ir eina mergelė. Jiems mergaitės ne vaikai. Tai va tada jau būdavo rišamas nuometas. Tai nuometėlis nuometas yra perėjimo. Iš mergaitės į marčią ir iš marčios į moterį simbolį. Na ir vis tik tas nuometėlis, jo prasmė nunyko gerokai anksčiau, susipainiojo su tuo nuometu ir vis tik vestuvių pagrindinis akcentas, tas perėjimo iš merginos į moterystę, būdavo merginos nuometavimas, kasų paslėpimas. Tai dabar mes nueisim į kitą, prieš einant į kitą salę, tai noriu pasakyti. Nes, na kaip, ir karšta atrodo vasara, ir jis labai ilgas apsirišti, ir būdavo vis tik kaip galvojama, kaip padaryti, vis tik yra nepadoru, plika galva, be galvos apdangalo išeiti žmonės. Tai va, nuometą po truputėlį keitė tokios kepurėlės, čekčiais vadinamos. Paskui tie čepčiukai dar mažėjo, dailėjo. Na ir parodysiu vieną čepčiukėlį, kuris yra ypatingas mūsų muziejui, tai matyt tą savo kasų pasidarė čepčiukėlį.
Čia yra iš gyvų plaukų pasidarytas galvos papuošalas. Kelios detalės juk tai yra. Na ir dabar pabandykim pasižiūrėti, kaipgi įvykdavo tas virsmas. Tai yra kaip per vestuves buvo. Visoje vestuvių ceremonijoje buvo daug dainuojama ir raudama. Raudos irgi todėl, kad iš tikrųjų tai būdavo virsmas, tai nebūdavo laimingas įvykis merginos gyvenime, tai buvo baisus įvykis. Labai nenusakoma, jos ateitis buvo iš geros mamos į piktos anitėlės nagus. Na ir dabar pasižiūrėkim, kaipgi vykdavo visas tas nuometų iššymas. Tai aš pasakysiu, kad nuometo plotis būdavo nuo 50 iki 70 cm, o ilgis tai būdavo 2 moters kūgiai. Tai kažkur, jeigu 1,70 m ūgio, tai kažkur nuo 3 iki 4 metrų. Tai va čia yra mūsų atveju yra 4 metrų nuometas, kokio yra tokio ilgio. Tai yra čia gali pasakyti, jeigu ką. Įdomu. Šitą tada paliekam. Aišku, čia dainuodavo, kaip pavaduotojas sakė, liūdnas dainas čia. Raudodavo. Jaunuošiai raudodavo, būdavo ištisos vestuvių raudos. Taip, tai jau makiažų tokių nebuvo, net tokių puošnių, kaip dabar jaunųjų tikrai. Nes atsisveikinant nebūdavo graudus. Nes mama tai galėdavo pasaugoti nuo darbų, leisti jau pamiegoti, nežadinti, nubėgti kažką už dukrą padaryti, o kada tu tarsi marčia, tu nesi dar šeimininkė tokių namuose, nes paprastai Anyta būda gyva. Ir Anyta yra didžioji šeimininkė, o tu turi visus darbus dirbti iš eilės, kas tik tai liekama, kas tik sakoma, pati taip tvarkytis kaip nori, toli gražu negali ir greičiausia, kad negali namo pargrįžti. Tavęs ten jau niekas nebelauks. Turiu ko kvėpuoti. Prašau, tešius, ištekėjusi moteris. Gal norėtumės nusifotografuoti? Aš nusifotografuosiu. Plona drobė, tikrai, kad jau būtų kuo gražesnis, tai kuo jau toksai puošnesnis tas audinis. Ir dabar, kadangi šiaip mes esame liaudės instrumentų salė, čia yra nuo pačių seniausių mūsų krašto liaudės instrumentų, tačiau vis tik iš dvaro ateidavo ir smagesnės tradicijos, tai išeidami iš tos pasakysim. Dainų, kurio dainuoti nuotraukę mes paklausysim muzikos, kurie atėjo jau paskui pasiliaudės muzikai. Tai patys paprasčiausi indai, daiktai, moliniai, tai aišku būdavo kaimo troboj ir iš tikrųjų jie po truputėlį irgi tobulėdavo, netgi atsirasdavo mašinos bulvės pūsti ir kai kurie indai gal visiškai nematyti, pavyzdžiui, ką daryti šitam dideliam indėm. Sūdyti, be abejo sūdyti. Aišku, mažesnėse gelbose ir prausdavosi, ir vaikus maudydavo, šitai jau skirta mėsai sūdyti. Na čia vat pasižiūrėkit, keptuvės, kurios būdavo šaunamas tiesiai į krosnį.
tiesiai į krosnį. Puodai, kurie irgi būdavo šaunami tiesiai į krosnį. Taip, kad negalėdavai ten lengvai toj virtuviai tvarkytis, turėdavai irgi turėti pakankamai jėgos, puodus to stumdydavo puodkėlėm šitom šakėm, o kad būtų lengviau, jau tie, kurie truputėlį savo moteris labiau mylėdavo, tai įtaisydavo ir ratukus, kad netaip sunku būdavo tą puodą ištraukti. Na ir aišku, toj buiti šaukštai patys paprasčiausi mediniai, jie pigiausiai kainuodavo, reikėdavo tik tai nagingo vyro namuose ir galėdavai puikiausiai apsirūpinti bent jau buitiniais tokiais paprasčiausiais dalykais. Na, visokios grūstuvės, kur taukus grūsdavo, jos irgi paskui labai kailu būdavo pamėgtos, tai jeigu kai kur rastumėt ant viršugryčio dar tokią, tai ji būtų labai smarkiai apgriaužta, nes visa prisigėrus yra riebalų. Na, o dabar noriu, kad mes nusileistumėm dar vieną salę, kuri truputėlį rodo, kaip keitėsi mada iš 20 amžiaus. 24 dienas per 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Visų darbų susikrovė visi drabužiai, kuriuos reikėdavo išskalbti, o kitas būdavo prieš Velykas pavasarį. Ir jūs ir matysit, kad skalbti tekdavo, kai rankomis naudotis įvairiomis priemonėmis, bet svarbiausia būdavo išsivirus šarmą, tuos drabužius visus tam šarme, kaip pasakyti, atmirkyti. Ir jeigu tas žlugtas labai didelis ir upelis, netoli tai paprastai žlugtą vesdavo skalbti prie upelio. Mes neturim tik tai čia kultuvės, ko gero, nepamatysim ant upelio, ant lentos tos upelio tiesiog mušdavo su tokia kultuvė, kol išmušdavo, kol išskalbdavo švariai. Na, o čia yra kitos priemonės, jeigu namie trindavo, skalbdavo, tai kad ištrintų visą tą juodumą užsisenėjusi, tekdavo labai smarkiai trinti į šitas medinės trintuvės. Vėliau jos atsirado metalinės, fabrikinės ir paskui netgi rėmas būdavo paprastas. Ir ta metalinė, tai kas galbūt dar yra matęs ir namie turi. Na, o dabar į tą patį drabužį pasižiūrėti. Mes ten matėm išeitinį tautinį drabužį, o tai, kas buvo naudojama kasdienai. Atsimenat lovelį, matėt paklotą ir baltą paklotę, labai gražių lovačių, bačių augalai. Kasdienai jau būdavo viskas daroma paprasčiau. Bet jeigu namie moteris nagingos, jos kabita pamas pasidės paklotą. Matot, lovelį galbūt tai nerinys, tai nereškavimas. Bet porą jau išnelėsuota. Ir nors drobė ne pati gražiausia, bet jau iškiek puošdavo, tai galėdavo. Na, rankšluosčiai irgi mato, kad jie nebuvo tikrai namų puošybos detalės, kad jie buvo tikrai naudojami šluostytis rankom, bet labai mėgdavo jaustis arba išsiuvinėti inicialus. O vieną mes turim labai gražų kur mylimoji ar būsima nuotaka jau užrašė savo būsimo vyro vardą. Žinot, ką jinai skiria? Petru Prunske. Prunske Petrus. Tarmiškai užrašė. Prunske Petrus. Komsitėskiečios vis tik buvo ir menininkės, ir kaip jos giliai grožį jautė, nes va kiekvienos vis kitai buvo papuošiamos ir pagalvių užgalės, ir rankšluosčiai, ir tų rankšluosčių galai, žiūrėkite, pavyzdžiui, nereškavimas, va, lygiai toks pasveiksmas, šitas nereška, išnereškuotas šitoks raštas. Tai ir nerdavo, ir nereškuodavo, ir įausdavo, tai va galit pasigrožėti, o dabar galėsim pabandyti. Jeigu jau viską išsiskalbsim, tai reikėdavo išsilyginti. Na, tai kiekvienas tėvas turėdavo tą lygintuvo prototipą kočėlą. Taip, esat gal girdėję, kad kočėlas ir kitam labai tinka, žinot kam. Palygis vyro nugarai, jeigu jinai kartais kreivai kažkaip tai atrodys. Ir tas kočiojimas yra labai sudėtingas, aš dabar į kitą pusę kočios. Užviniojamas visi paprasčiausias rankšluostis. Na ir su tuo antrą, trečią kartą
ir drobė puikiausiai išsilygina. Ar norit mergaitės pabandyti? Nenorit pabandyti? Išsilygini. Prašau. Taip, va, šitaip, vėl atgal ir vėl vynioji per visą brūklį. Ir vėl smarkiau paspaudži. Aha. Va. O va čia va turim jau tiesiai nuimta nuo kočėlo. Padėdavo, tada to kočėlo pamušdavo ir toks jau keliauja į spintą. Gerai, tada pabandykite pakočiokit. Kočiau, su jėgos gerai. Aha, bet... O. Ir taip po 3 kartų ir įsilygindavo? Nu tai matydavo kokią drobę, jeigu jinai yra vos dar, na kaip pasakyti, neperdžiovinta. Tai kelis įkis perbraukė, jeigu žiūri, kad lygis ir viskas, tada traukino kočėlą, ir išspinta. Jeigu tai yra paklodė ar, sakykim, staltiesė, tai ją reiktų lankstyti daugiau. Didelį laiko tarpą atima pats sulankstymas, užviniojimas. O kočiojimas jisai jau tada vis tiek. Brūškos arba vobliai, tai jau šitokio, aišku, neturėdavo kiekvienas kiemas, jau paprastas valstietis jau šitokio daikto namie negalėjo turėti, jis neturėjo erdvės, jam reikalų nelabai buvo, klebonijose galėjo būti, didesniuose ūkiuose, dvareliuose ir dabar pasižiūrėkit, čia mes taip pat turim sudėtus lininius audinius. Matot, susuktus lygiai tokio pat principo ir jau dabar, kas nors, kas galėtų tokit, mes galim pabandyti palyginti. Vat štai, į vieną pusę, štai, ir va tada, kai viena pusė nuvažiuoja, tada ten pasikeldavo šitai, pakelia aukštyn vieną galą, ištraukia ir gali bėgti kitaip ir vėlgi kitą pusę atvažiuoja. Ir jau iš po tų brūškų išima tada audinį irgi išlygintą. Čia jau reikėdavo jėgos. Kai čia atvažiuoja, jau atsikeldavo. Aš vis vieną pati netgi negaliu atkelti. Čia jau visas didžiulis šitai pasikelia ir tada įsitraukia, kad galėčiau pakeisti audinį. Tai vienas imi, kitas turi būti jau suvyniotas dedamas, taip kad čia jau nebe vieno žmogaus darbas. Ir jau šitokiam lyginimui, tam jau brūškomis, jau reikėdavo pasiruošti, sulankstyti, susidėlioti iš anksto, tik tai sukidėli keiti. Ir visą tą žlugtą, kuri didelė ta krūva skalbinių susikaupusių per žiemą, jie išplauta, išgavinta, reikėdavo išlyginti ir sudėti vėl į spintą. Tai didelėse, sakiau, ūkiuose jau reikėdavo ir tokio didesnio aparato, kad visas eismas įsišyčia. Na ir aišku, kad priežiūra drabužių tai buvo taip pat moters rūpestis, lygiai taip pat, kaip jis turėdavo aprengti, taip jis turėdavo išskalbti. Ir žlugtas būdavo vienas iš sunkiausių darbų. Iš sunkiausių, nes skalbdavo kokias 3 dienas mažiausiai, jeigu namie šeimyna yra viena. Gal norėtume savo klausti, čia gali pastebėti savo senelių madas, nes šitą pusę jau atkeliauja ta naujesnė mada, kada jau buvo drabužiai perkami ir sausulėse, ir atsirado jau kojinės, ir sugrūžės sijonai, buvo sugrūžės kostiumėliai, ir lygiai kostiumai, tai čia jau galima matyti ir didesnę madą gerokai, negu mes žiūrėjom etnografijos dalį. Prašau, jeigu ko nors paklausų, reikmės klausim dabar patys. Jie bijo, kad juos norėtis dabar jau ir atveltinti. Eikite. Tai ačiū labai. Matot, šiaip nuometas iš tikrųjų labai sutaurina veidą. Ir man tai nuometuotos moteris yra labai gražios. Tai tiek, kad jau šitai pasipuošusiai sudėtinga. Ką tai matome už dieną? Nuometu jausdavo labai plona drobė, tikrai, kad jau būtų kuo gražesnis, tai kuo jau toksai puošnesnis tas būtų.
Ir dabar, kadangi šiaip mes esame liaudės instrumentų salės, čia yra nuo pačių seniausių mūsų krašto liaudės instrumentų, tačiau vis tik iš dvaro ateidavo ir smagesnės tradicijos, tai išeidami iš tos salės mes jau galime pasiklausyti tai, kas dvare skambėjo. Žinės dėžutės, būdavo kaip kvartalininko. Vietoj dainų, kuriuom dainuosim nuotaką, mes paklausysim muzikos, kurie atėjo jau paskui liaudės muzikai mūsų. Na, o dabar noriu, kad mes nusilenktumėm dar į vieną salę, kuris truputėlį rodo, kaip keitėsi mada iš 20 amžiaus pradžios ir vėlesnius laikus. Čia jau truputėlį šita paroda yra skirta tam, kad parodytų kasdienybę, kasdienį drabužį, kad ir paprastą, ir supažindintų su dar vienu labai svarbiu darbu šluktų. Kiek kartų jūsų mamos skalbia drabužius per mėnesį? Kas savaitę, ne kas savaitę. Kas savaitę. Jeigu reikia 2 kartus per savaitę ir 3 kartus sumetai skalbimo mašiną. Tai va, seniau buvo truputėlį kitaip. Būdavo 2 pagrindiniai skalbimai. Žlugto darbas irgi būdavo sunkus. Tai vienas būdavo po vasaros visų darbų susikrovė visi drabužiai, kuriuos reikėdavo išskalbti, o kitas
būdavo prieš Velykas pavasarį. Ir jūs ir matysit, kad kas tekdavo, kai rankomis naudotis įvairiomis priemonėmis, bet svarbiausia, tai būdavo išsivirus šarmas, tuos drabužius visus tam šarme, kaip pasakyti, atmirkyti. Ir jeigu tas žlugtas labai didelis ir upelis netoli, tai paprastai žlugta lendavo prie upelio. Mes neturim tik tai čia kultuvės, ko gero, nepamatysim ant upelio, ant lentos tos upelio tiesiog mušdavo su tokia kultuvė, kol išmušdavo, kol išskalbdavo švariai. Na, o čia yra kitos priemonės, jeigu namie trindavo, skalbdavo, tai kad ištrintų visą tą juodumą užsisenėjusi, tekdavo labai smarkiai trinti į šitas medinės trintuvės. Vėliau jos atsirado metalinės, pagrindinės ir pašalinės dėrėjimas buvo paprastas ir ta metalinė, tai kas galbūt yra matęs ir namie turi. Na, o dabar į tą patį drabužį pasižiūrėkime. Mes ten matėm išeitinį tautinį drabužį, o tai, kas buvo naudojama kasdienai. Atsimenat, lovelė, jūs matėt paklotą ir balta paklodė, ir labai graži lovatėšė, ir balti užvalkalai. Kasdieną jau būdavo viskas daroma paprasčiau. Bet jeigu namie moteris nagingos, jos, kad ir tą paprastą vis tiek papuošdavo. Matot, pagalbėm gauni, tai nėrinys, tai mereškavimas, bent porą eilučių išmereškuota. Ir nors drobė ne pati balčiausia, bet jau vis tiek puošdavo, taip ir galėdavo. Na, rankšluosčiai irgi matot, kad jie nebuvo tik tai namų puošybos detalė, kad jie buvo tikrai naudojami šluostytis rankom, bet labai mėgdavo jausti arba išsiuvinėti inicialus. O vieną mes turim labai gražų, dabar nežinau, kur mylimoji ar būsima nuotaka jau užrašė savo būsimo vyro vardą. Žinotamėme skilėliausių Prunskė. Prunskė Tatų. Taip užrašė. Prunskė Tatų. Numautė. Ten Tatų Prunskė. Kiena? Šitis nežinau. Kad Prunskos Jonas, Prunskis, Prunskė Jonas, Prunskė Tatų. Tai nežinau, Prunskė Tatų. Aišku, kad savo vyrus mautė. Tai va, dabar aš jums rodžiau, kad podelis yra labai karštas siūlo papulų. Tai va, dabar pasižiūrėkit, kaip reikėdavo tik moteriai galvos, manys, kaip taupys, kad viskam užtektų to siūlo geresnio, prastesnio, tai kai siūdavo marškinius, kad viršutinė dalį, kaip visi mato, gaudavo geresnės drobės. O ten, kur nemato, kur jau pasijonų, tai va čia jau yra pasaulinis sauginis. Taip, nes vis tiek niekas nematys, o ar čia šiurkštu, ar čia negerai, tai niekas neveikdavo dėmesio. Tai va, tas kasdienis drabužis ir pasižiūrėkit, kiek jisai būdavo sunešiojamas. Nebūdavo taip, kad vienas įrengiu nepatiko, numečiau kitą, iš tikrųjų neturėjo žmonės iš ko ten tų apdarų nuolat keisti. Tai va, tas šakikėlis ir sunešiotas greičiausias. Na, o toliau, matot irgi kiek mūsų močiutės, promočiutės, kiek buvo ir menininkės, ir kaip jos giliai grožį jautė, nes kiekvienos vis kitai buvo papuošiamos ir pagalbių užgalės, ir rankšluosčiai, ir tų rankšluosčių galai, pasižiūrėkite, čia pavyzdžiui yra mereškavimas, va, lygiai toks pat veiksmas atliktas mereška, tik išmereškuotas šitoks raštas. Tai ir nerdavo, ir mereškuodavo, ir įausdavo, tai va galis pasigrožėti, o dabar galėsim pabandyti, jeigu jau viskai sustelkti, tai reikėdavo išsilyginti. Na, tai vienas tėvas turėdavo, tai lietuvo prototipą kočėlą, tai esat gal girdėję, kad kočėlas taip kitam labai tinka, žinot kam. Palygint vyro nugarai, jeigu jinai kartais pradeda kreivai kažkaip tai atrodyti. Ir tas kočiojimas yra labai netingas, aš dabar kitą pusę. Užviniojimas, va čia paprasčiausias rankšluostis. Na ir su tuo antrą, trečią kartą ir drobė puikiausiai išsilygina. Ar norit mergaitės pabandyti? Nenorit pabandyti? Išsilyginti? Prašau, eik.
Taip, va šitaip, vėl atgal ir vėl vynioji per visą brūklį. Ir man jau paspausti. Aha. O, Va. bandą neišlaik. O va čia va turim jau tiesiai nuimta nuo kočėlo. Padėdavo, tada to kočėlo pamušdavo ir toks jau keliauja į spintą. Gerai, pakočiok. Kočiok, tu jėgos turi daug. Tik neslaužai. Aha, va šitą. Pasitrauk iš studijos. Šetypo po 3 kartų įsilygindama? Nu tai matydavo kokią drobę, jeigu jinai yra vos dar, na kaip pasakyti, neperdžiovinta. Tai kelis sykius perbraukė ir jeigu žiūri, kad lygis ir viskas, tada traukino kočėlą ir įspinta. Jeigu tai yra paklodė ar, sakykime, staltiesė, tai ją reikia sulankstyti daugiau. Didelį laiko tarpą atima pats sulankstymas, užviniojimas, o kočiojimas jisai jau tada vis tiek greitesnis. Ir drobė jinai įsikočioja geriau negu lygintuvų įsilygina. Na, aišku, tie lygintuvai atsirado vėliau, tai vadins matos lygintuvą revoliuciją. Į šitą lygintuvą būdavo dedamos anglis viduj, todėl jis turi kaminą. Šitie jie tiesiog būdavo pakaitinami, uždedami ant krosnės karštos ir karštų lyginama. Tai va, o šitas irgi turėjo pridedama karštos anglies į vidų. Ir jau elektrinis, su va tokiais elementais. Čia yra jo elementas. Kai jis perdega, reikia keisti. Tai būdavo parduodavo, va čia turim tokį nusipirktą, bet dar neįdėtą lygintuvą. Na ir pats įdomiausias lygintuvas vis tik mūsų šitą ekspoziciją tai yra šitas. Brūškos arba mogliai. Tai jau šitokio, aišku, neturėdavo kiekvienas kiemas, jau paprastas valstietis jau šitokio daikto namie negalėjo turėti, jis neturėjo erdvės, jam reikalo nelabai buvo, klebonijose galėjo būti, didesniuose ūkiuose, dvareliuose ir dabar pasižiūrėkit, čia mes taip pat turim sudėtus lininius audinius. Matot, susuktus lygiai tokio pat principu ir jau dabar, tas nors kad galėtų tokis, mes galim pabandyti palyginti, bet štai, į vieną pusę, taip, ir va tada, kai į vieną pusę nuvažiuoja, tada ten pasikeldavo šitai, pakelia aukštyn vieną galą, ištraukia ir gali dėti kitaip ir vėlgi į kitą pusę atvažiuoja. Ir jau iš po tų brūškų išima tada audinį ir jį išlyginta. Čia jau reikėdavo jėgos. Kai čia atvažiuoja, jos atsikiaužo. Aš šis vieną pati netgi negaliu atkiauti. Čia jau visas didžiulis varšytai pasikelia ir tada įsitraukia, kad galėtų matyti audinį. Tai va vienas imi, kitas turi būti jau suviniotas dedamas, taip kad čia jau nebe vienas žmogus darbas. Ir jau šitokiam lyginimui, tam jau brūškomis, jau reikėdavo pasiruošti, sulakstyti, susidėlioti iš anksto, tik tai sukidėli keiti. Ir visą tą žlugtą, kuri didelę tą krūvą skalbinių susikaupusių per žiemą, jie išplauta, išdžiovinta, reikėdavo išlyginti ir sudėti vėl į spintą. Tai didelės ūkiuose jau reikėdavo ir tokio didesnio aparato, kad visas tas veiksmas vyktų greičiau. Na ir aišku, kad priežiūra drabužių tai buvo taip pat moters rūpestis, lygiai taip pat, kaip jis turėdavo aprengti, taip jis turėdavo išskalbti ir žlugtas būdavo vienas iš sunkiausių darbų. Iš sunkiausių, nes skaldavo kokias 3 dienas mažiausiai, jeigu namie šeimyna yra nemaža. Tai va, o vyrams kartais atrodydavo, kad moteris namie nieko nedirba. Jie išeina jie išeina sėto, jinai kažką ten kaip perekslė po namus. Tai yra sukurta labai gražių humoristinių pasakų, kas nutinka, kai vyras sako, nedirbti tu nieko, aš ariu, aš duoną auginu, o tu tik po namus kitinėjai. Kas nutinka vyrui, kai jisai palieka namų saugų? Pasirodo, ir vaikas iš lopščio iškrenta, ir vanagas išneša, ir visi puodai išbėga, valgyti nėra ko paduoti. Ir dar nebuvo gėlė, kai vyras neprarastų paties brangiausio daikto, kad paskui ir vaikų daugiau nebebus na vienintelį su kolėčiu. Tai va, moters darbų ta diena būdavo iš tiesų nuo ankstyvo ryto,
nes išleidžia vyrą arti, tai jau turi ją paruošti pusrytį, kuris turės būti nuneštas, ir pietus padaryti, ir vaikai maži, ir gyvulėkai. Bet baisiausia iš tikrųjų būdavo tai jaunai marčiai tekėjai, kuri nebūdavo namie šeimininkė. Jinai negalėdavo tvarkytis taip, kaip nori, jinai negalėdavo daryti to, ką nori, ir kol namie būdavo Anyta, jinai būdavo visiškai beteisė tuose namuose, ir jos tikrai dalia nebuvo lengva. O jeigu dar vyras koks netikėlis ir jos niekiek nemyli, neužtarė, neužjaučia, tada koks senas ir negražus ir bjaurus. Ir pagalvokit, koks tas gyvenimas nebūdavo likimas ir smagus. Jūs sakysit, ačiū Dievui, aš gimiau po 100 metų, ne? Ir man tai yra. Ir aš manau, kad kai jūs skaitysit Julijos Žemaitės kūrinį Marti, jūs atrasit detalių iš to, ką šiandien matėt, ką šiandien išgirdot, ir jums truputėlį bus lengviau orientuotis, kaip jį gyveno ir kaip jautėsi moteris prieš gerą 100 metų. Ačiū. Gal norėtumėte ką paklausti. Čia gali pastebėti savo senelių madas, nes į šitą pusę jau atkeliauja savo naujesnė mada, kada jau buvo drabužiai, kad ir autuvėse, ir atsirado jau kojinės, ir sutrumpėjo sijonai, ir buvo ir kostiumėliai, ir vyriški kostiumai. Tai čia jau gali pamatyti, kad didesnė mada gerokai, negu mes žiūrėjom etnografijos dalį. Prašau, jeigu ko nors paklaus, norėtumės klausti dabar pat. Dabar nieko, aš manau, kad iš tų klausimų tada, kai jau pradės skaityti. Tada jau kai kas